Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka įsikūrusi Garliavoje. Ji šiuolaikiškai moderni ir visuomet atvira bendruomenės nariams bei svečiams. Žmogaus tobulėjimui nėra ribų. Tai labai tinka būtent bibliotekininko profesijai ir tam žmogui, kuris ateina į biblioteką. Viskas prasideda būtent nuo čia, nuo šitų pagrindinių rūmų, kur biblioteka daugiau negu biblioteka. Viešoji biblioteka ir 30 jos filialų savo veiklų įvairovę, ištekliais, iniciatyvomis ir profesionalumu yra daugiau negu biblioteka. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir filialuose rajono bendruomenė gali prasmingai praleisti laiką, mokytis, sutikti bendraminčių, o senjorams sudarytos sąlygos bendrauti, įgyti naujų žinių, pasijusti reikalingais ir įdomiai praleisti laiką. Kur daugiau pasisemsi žinių, jei ne bibliotekoje, ne šitoj skaitykloje. Tai aš labai dažnai čia būnu. Įdomu čia ir aš irgi esu skaitytojas, dažnai pasiimu, kas mano nauja kokia knyga. Paskaityti knygą namo parsinešti, tai čia vienas yra, o kitas, jeigu būna koks renginys su tokiais įžymiais žmonėmis. Čia aš manau ir skaityklos, ir bibliotekos darbo sfera ir nuopelnas, kad pritraukia tiek žmonių. Įdomus tie renginiai tokie, jo labiau, kad tikrai masiškai žmonių pritraukia, ne tik tai iš to 3 amžiaus universiteto klausytojai dalyvauja, bet ir taip ateina. Kas tau rūpi, ką norėtum paklausti, visuomet gausi atsakymai. Tokie aktyvūs žmonės tikrai pritraukia prie savęs daugiau ir už tai tas mūsų toks būrys gausėja. Gausėja mylinčių biblioteką, žinančių jos paslaugas. Internetas bibliotekoje daugeliui tapo langų į pasaulį. Informaciją padarė prieinamą kiekvienam. Viešoji biblioteka kuria atvirą ir intensyvią informacijos erdvę, paremtą naujomis technologijomis ir kokybiškomis, nemokamomis paslaugomis bendruomenėjai. Labai puikus dalykas, savitarna. Tikrai vieną dieną norėjau grąžinti knygą anksti ryte, biblioteka nedirbo. Yra langelis, įmečiau ir atsiskaičiau su knygom. Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektai sulaukia rajono visuomenės susidomėjimo, įtraukia juos į bibliotekos gyvenimą. Žmonės įgauna naujos patirties, informacijos. Konferencijų ir parodų salėse vykstančiuose susitikimuose, pristatymuose, šventėse ar eksponuojamuose menininkų kūrybos parodose gausu lankytojų. Bibliotekoje įkurtoje dailės studijoje renkasi įvairaus amžiaus ir profesijų žmonės. Studijos veikloje dalyvaujama šeimomis. Todėl, kad menas yra bendravimo forma. Ir tai yra nuostabu, kad mūsų visų pomėgis atradome jį bendrą. Tai, sakyčiau, sielų bendrystė galbūt per tai pasireiškia. Bibliotekos vaikų centre nuolat vyksta istorijos, literatūros, matematikos, ekonomikos, menų, informatikos ir kitų dalykų integruotos pamokos. Vaikai čia gali skaityti, piešti, klausytis muzikos, žaisti stalo ir kompiuterinius žaidimus, vystyti kūrybinius gebėjimus. Bibliotekoje dažnai būna. Pagrinde šiaip ir knygas skaitom, ten ką nors pažaisti su draugais smagiau iš tikrųjų. Renginių būna dažniausiai vasarą buvom atėję ir ten kaip ir vasaros knygas turėjom ten skaityti, tai buvo ir fotografavo ir ten kėlė į puslapį specialų, bibliotekos puslapį kėlė. Šią savaitę jau 2 kartą mes ateinam į biblioteką su klase, kad renginį kažkokį pažiūrėt. Sveikinuosi su jumis jaunieji pasakų kūrėjai ir iliustratoriai. Sveiki atvykę į Kuprinės pasakas.
Su vaikais mes ateinam į įvairius renginius, netgi su bibliotekininkėm iš pradžių aptarėme, kas vaikams būtų įdomiau, nes tada renginiai tikrai būna vaikams patrauklus, jie nori čia ateiti. Mes nuolat sekame, kokie renginiai čia vyksta ir jeigu mums jie pagal programą tinka, jeigu mus sudomina jie, tai atvykstame. Pavyzdžiui, šiandieną iš mūsų mokyklos atvyko net 3 klasės. Vaikai, ir aš pati skaitau, ir vaikai turi skaitytojo pažymėjimus, keičiasi knygutes. Vaikų centras savo veikla siekia ugdyti visavertį kūrybišką žmogų ir skatina prasmingai leisti laisvalaikį. Mes atvažiuojam su broliu, kartais pažaidžiam prie kombų, paskui paskaitom knygą ir atvažiuoja mama. Mano mama tai atvažiuodavo maždaug, nežinau kas kelintą, bet gana dažnai atvažiuodavo. Aš šitoj bibliotekai, tenai tarp raganos lilės, ieškau raganos lilės dalies su drakonu. Aš labiausiai mėgstu skaityti enciklopedijas. Aš neskaitau šioj bibliotekai. Buvau aš renginyje, kuprinės pasakos ir man labai patiko. Čia vaikučiai kalbėjo ir apie tai, kad jie dar neskaito bibliotekoje, tačiau mūsų ir yra toks tikslas, kad organizuojant įvairius renginius, priemonės, užsiėmimus, juos pritraukti, juos tiesiog supažindinti su biblioteka, kad jie pradėtų lankytis nuo pat mažens, pajustų, kad tai yra tikrai įdomi vieta, kurioje gali pasisemti ir žinių, ir rasti užsiėmimų, įvairios veiklos. Biblioteka tokia vieta, kurioje yra daugiausia knygų ir kurioje vaikai ateina būtent skaityti ir būtent susipažinti su knygom. Čia vyksta dabar darbeliai, mes darom mažutėlytės knygas. Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Irena Viktorija Stančiauskienė didžiuojasi, kad knygų fondas labai turtingas ir kartu su filialais sudaro 370 000 vienetų. Fondas pastoviai papildomas nauja literatūra ir čia skaitytojas randa viską, pradedant nuo knygų skirtų mokymuisi, laisvalaikio praleidimui. Nors biblioteka knygų stygiaus nejaučia, bet jeigu kokios nors pritrūksta, tuomet panaudoja tarp bibliotekinį abonementą ir atsisiunčia iš nacionalinės bibliotekos. Skaitytojas gauna visko, ko pageidauja, čia pat. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, kraštotyros ir rašytinio paveldo skaitykloje puoselėjama krašto istorija ir paveldas. Kaupiami kraštotyros dokumentai, vykdomas dokumentų skaitmeninimas, leidžiami kraštotyriniai leidiniai, teikiamos konsultacijos, rengiamos virtualios ir kilnojamosios parodos. Bibliotekoje sudarytos puikios sąlygos save realizuoti kūrybiškiams darbuotojams. Čia galima įgyvendinti savo idėjas ir imtis iniciatyvų. Viešojoje bibliotekoje vyksta bibliotekos ir filialų bibliotekininkų mokymai. Kvalifikuoti ir aktyvūs bibliotekos darbuotojai padeda gyventojams efektyviai naudotis bibliotekoje sukauptais ištekliais ir paslaugomis. Viešoji biblioteka ir mūsų filialai turi labai puikius darbuotojus, kurie visą laiką save tobulina, mokosi. Tai jiem yra sudarytos sąlygos ir mes lankome įvairiausio lygio kursus, kurie padėjo netgi ir senai dirbantiem darbuotojams įsisavinti naujas technologijas, įsisavinti psichologinės, pedagoginės žinias, kurias labai puikiai pritaiko darbė su skaitytojais. Paslaugos bibliotekose yra labai įvairios. Ne veltui yra pas mus ant įėjimo durų užrašyta daugiau negu biblioteka, nes čia bendruomenės nariai įvairiausio amžiaus, nuo mažo iki suaugusio, iki garbaus amžiaus gali gauti įvairiausias paslaugas, būtent skaityti knygas, laikraščius, mokytis kalbų,
žiūrėti filmus, o ką jau kalbėti apie IT paslaugas, kurios suteikia tiek daug galimybių žmonėms, būtent čia jie gali deklaruoti savo pajamas, gali susimokėti mokesčius, gali bendrauti su savo artimaisiais per Skype'ą. Taip, kad visas pasaulis yra pasiekiamas iš mūsų bibliotekos. Apsilankius Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, supranti, kad kiekvienas čia yra laukiamas.